Neveltui sakoma, viskas prasideda nuo grūdo, nuo sėklos. Taip ir prasideda kiekvienos valstybės istorijos, nuo laisvės grūdo, idėjos siekti laisvės, kovoti už ją ir ją puoselėti, perduoti ateities kartoms. Žemės ūkis ir seniau, ir dabar vis dar yra vienas pagrindinių Lietuvos ekonomikos ramsčių. Tikiu, tokį jis išliks ir toliau. Esame ir mes šio ramsčio dalis. Daugiau negu 30 mečius sėkmingai plėtojame žemės ūkio verslą, nuo pačių mažiausių sėklų pardavimo iki tarptautinės prekybos. Todėl vasario 16 Lietuvos valstybės atkūrimo diena buvo, yra ir visada bus mums kiekvienam ypatinga diena. Šiuolaikinis žemės ūkis neatsiejamas ir nuo mokslo pažangos. Modernios mokslo technologijos, įskaitant biotechnologijas, leidžia užtikrinti, kad žemės ūkis būtų tiek tausojantis ir tvarus, tiek ekonomiškai naudingas. Mes Nando būtent tai ir darome. Mes kaip tvarios ir tausojančios žemės ūkio praktikos įmonė kuriame technologijas ir produktus, kurie leidžia užtikrinti aukščiausią ekonominę naudą, aukščiausius derlius, bet kartu ir tausoti mūsų aplinką ir žemę. Ir tai yra didžiausias palinkėjimas mums ir vasario 16 Lietuvai išsaugoti šitą žemę, išsaugoti jos tvarumą ateities kartoms. Tačiau kaip ir laisvai, taip ir kiekvienai sėklai reikia stimulo ir postumio augti. Taip ir mes, kurdami savo trąšas, stengiamės padėti ūkininkams savo nelengvam darbe, užauginti kokybišką derlių, kurio galėtų didžiuotis ūkininkai ir garsinti Lietuvą. Kai prieš daugelį metų mūsų protėviai atkūrė nepriklausomybę, taip ir mes stengiamės garsinti Lietuvos vardą pasaulinėse rinkose. Lietuva, nors ir negausi gamtiniais ištekliais, gali didžiuoti savo auksų klintimis, apie kurias garsas po pasaulį sklinda plačiai ir tvirtai. Būdami šiek tiek jaunesni nei šiuolaikinė Lietuvos istorija, skaičiuojame daugiau nei 90 istoriją. Kartu išgyvenome pakilimus ir nuosmukius, tačiau per visus tos metus būtent žemės ūkis buvo tas sritis, kuri vienijo tautą ir leido jai išlikti. Visų bendra sąjunga padėjo įtvirtinti vasario 16 valstybės pamatus, o ateitį kurs tik mūsų visų vienybė. Su gimtadieniu, Lietuva!